Pažiūrėkite į šitą dalyką čia. Wow. Vyrai, dabar yra tas metų laikas, kai vėl leidžiame laiką su šeima ir apmastome praėjusius metus ruošdamiesi naujiems metams. Ir štai turime šią nuostabią žuvę. Turėčiau šiuo metų laiku leisti laiką su savo šeima, bet turėjau slaptai ištrūkti. Ir turėjau vieną beprotiškiausių dienų laive. Vienas rečiausių gyvūnų vandenyne. Ir dar mums pavyko pagauti kelias žuvis. Taigi, parodysiu šią medžiagą, bet pasilikite vaikinai, nes mes peržvelgsime beprotiškiausias akimirkas, kurias patyrėme 2024 metais. Ir nekantrauju pamatyti jūsų reakcijas, kai aptarsime pačius beprotiškiausius nuotykius. Gerai, pradėkime. Parodysiu jums, kaip mes tai gavome, o tada vėl susitiksime čia. Wow, žmogau, tai buvo tiesiog neįtikėtina. Matėte tuos leopardinius ryklius? Jie tiesiog plaukė ir judėjo. Ir jie tikriausiai yra vieni elegantiškiausių gyvūnų žemėje. Jie juda neįtikėtinai. Ir paprastai juos pamatyti yra labai reta. Bet mes juos iš tikrųjų matėme ten, kur jie tarsi neršė arba kvepavo, visai šalia kranto. Bet mums taip pat pavyko pagauti šią nuostabią žuvį čia, šį mahi-mahi. Ir ką mes darysime? Mes pasigaminsime šiek tiek sąšymio, kol apžvelgsime metus. Jūs matėte, kad jų buvo tiesiog tūkstančiai. Niekada nemačiau tiek daug vandenyje. Ir vanduo buvo visiškai skaidrus. Galbūt klausėte savęs, Vaidai, kodėl iš jos dingo visos spalvos? Nes ji buvo ryškiai geltona, mėlyna ir visokia kitokia. Vaikinai, šios žuvys, kai jos miršta, jos iš tikrųjų praranda savo ryškiausias spalvas. Tai yra jų nervuose.
Tad iš tikrųjų tai gana liūdna. Davai gali matyti, kaip gyvybė palieka jų kūną. Bet pasakysiu taip, šitos žuvis yra vieni geriausių takos visoje žemėje. Matote, tai tik mažas patinėlis, tik mažas kūdikis. Bet štai čia mums bus takos, mažutį, 100%. Gerai, pradėsiu valyti šią žuvį. Kol tai darau, pereisime prie pirmosios kategorijos, kuri yra mano mėgstamiausias šių metų laimikio ruošimo nuotykis. Tai apima gyvūną, taip pat jo skonį ir tiesiog visą aplinką žmogau. Šitas buvo visiškai beprotiškas. Pažiūrė mažutį. Einam. Pažiūrėkite į tai dabar. Turime 2 vandens kanalus, kurie išsiskiria. Atrodo, kad viena galbūt veda į vandenyną, o kita eina į gilų upelį. Tačiau čia atrodo gana negilu, taigi galime patyrinėti šią vietą. Jei nieko daug nerasime, keliausime toliau link gilaus vandenyno. Bet paklausykite. Štai čia pati gamta, bičiulė. Esame jos apsuptyje. Turime susirasti maistą. Čia tikrai neliksime alkani. Tai turbūt vienintelis kartas mano gyvenime, kai iš tikrųjų noriu rasti krabų vaikinai. Ir taip, manau, kad turime gerą galimybę čia, šituose mangrovių krūmuose. Judėkime toliau. Oho, pažiūrėk. Čia vienas iš tų kirminų dalykų. Pažiūrėk į tai. Šitas didelis ir oranžinis. Neturiu jokio supratimo, kas tai yra. Niekada to nemačiau anksčiau. Pažiūrėk į jį. Tai kaip didelis kirminas. Jie būna visokių spalvų. Pažiūrėk, štai šitas čia. Ten yra kaip didelis oranžinis. Matai jį? Tada ten yra žalias. O prieš tai čia buvo raudonas. Visiška beprotybė, žmogau. Jei čia akis į akį susidurčiau su krokodilu, manau, turėčiau rimtų problemų, žmogau. Viskas, ką turiu, tai lankas ir strėlė. Ir nemanau, kad pavyktų jį mirtinai sužeisti, nebent pataikyčiau tiesiai į akį ar kažką panašaus. Bet net ir tada nėra jokios galimybės, kad įveikčiau didelį sūraus vandens krokodilą. Tas padaras mane suplėšytų. O, nepataikiau. Tiesiog praleidau visą tą būrį. Gerai, vaikinai, dabar iš čia turime gerą apžvalgos tašką. Ką tik čia, šiuose potvinių balose, pamačiau kažką didelio. Tai judėjo gana greitai. Manau, jis pasislėpė po šiuo rastu, ant kurio dabar stovi. Štai čia, žiūrėkite, didelė kefalė. Nežinau, kur dingo ta didelė kefalė, bet pradėsiu grįžti link vandenyno. Būtent to ir ieškau čia. Jūs galite matyti. Čia yra toks gražus šlaitas, o tada yra nedidelis nuolydis. Dabar visi žuvys turėtų būti čia, laukdamos, kol grobis nuslys nuo krašto. Ten jos ir maitinsis. Ten yra keletas kefalių. Mažos kefalės. Tiesiog atsitiktinumas taip. O, gėrimas. Ką tik praleidau visą mūsų mokyklą. Mažas purvinis krabas. Štai jis. Gerai, tai tikrai geras ženklas. Ką tik čia pastebėjome kelis mažus purvinius krabus. Kur yra mažų, turi būti ir didelių. Net nepatikėtum, jei nepamatytum. Tai nebūtų pakrančių istorijų serija, jei nerastume vieno iš šitų blogiukų. Mini vandens pistoletą. Pažiūrėk jį. Bum, 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 bum. Pažiūrėk į tą mini vandens pistoletą, žmogau. O, dieve. Gerai, nėra jokios galimybės, kad valgysiu šitą blogiuką. Nėra jokios galimybės, kad valgysiu šitą jūrų agurką. Dedame mini vandens pistoletą atgal. O, man patinka vandens pistoletai, žmogau. Čia yra milžiniška atbraila. Pažiūrėkite. Labas. Ar kas nors yra namuose? Nemanau, kad ten yra kokių nors purvo krabų. Gerai, tiesiog čia, vaikinai, yra vienas iš pačių šauniausių gyvūnų. Pažiūrėkite, kaip jis maskuojasi. Net nepastebėtumėte, kad jis ten yra. Matai jį ten. Jis tiesiog nuostabus, žmogau. Gerai, padėkime jį atgal. Tai tarsi magijos triukas. Kai tik jį paleisiu, jis iškart užsikas ir visiškai pranyks. Pažiūrėk. Dingo. Jam šiandien laiminga diena. Galėčiau juo užkasti, bet manau, kad rasime ką nors geresnį. O, dieve mano. Tai beprotiška, žmogau. Turime milžinišką atsiskyrėlį krabą. Pažiūrėkite, koks jis gražus. Nežinau, ar jūs jį matote. Štai jis, pažiūrėkite. O, dieve mano. Jis toks šaunus, žmogau. Paliksime jį ramybėje. Toliau judėsime palei pakrantę. Vis dar ieškosime maisto. Jokių būdų jo nevalgysiu. Jis per daug šaunus. O, dieve mano.
Pažiūrėk čia. Tai milžiniškas jūrų ežys, žmogau. Tas padaras gali tau pakenkti. Mes jį pasiimsime. Štai čia užkandis. Pažiūrėk į šitą didžiulį jūrų ežį. Nenorėtum, kad šitas blogiukas tave susmeigtų. Bet iš tikrųjų tai vienas gražiausių dalykų, kuriuos galima valgyti vandenyne, žmogau. Bet mums reikia nuimti visus tuos prakeiktus spyglius. Ir matai, jie tokie trapūs. Jei kuris nors iš jų įsmigs tau į pirštą, tikrai erzins. Tai tikrai. Taigi štai planas. Bandysiu perpjauti šitą daiktą ir tiesiog nuimti šiuos spyglius. Net nežinau, kaip tai padarysiu. Galbūt pamėtysiu į jį kelis akmenis ir taip, tiesiog padarysiu jį šiek tiek mažiau baisų. Toks puolimo planas. Gerai, jūs matote, kad dabar mes beveik atsikratėme visų tų spyglių, kurie galėjo mūsų sužeisti. Taigi, ką noriu padaryti? Noriu jį perpjauti. O čia viduje iš tikrųjų yra jo lytinės liaukos, kitaip tariant, jo kapšelis. Ir būtent tą dalį mes valgysime, bandysime ją nuryti. Na, pabandom. Gerai, matote čia, matote tą geltoną dalyką, būtent tą dalį ir valgoma. Tai jo lytinės liaukos. Štai taip. Aš nekasiu tą, nes šitas daiktas tiesioginė prasme mane suplėšytų. Todėl tiesiog paimsiu truputį, tiesiog kad matytumėte. Ir, na, paprastai jos būna gražios, pabandom. Jos tekstūra labai kreminė, šiek tiek sūri, iš tikrųjų labai skanu. Su jomis sunku susitvarkyti, bet jos tikrai geros. Matote, turime dar šiek tiek čia. Tai geras užkandis, bet to neužteks, vyrai. Matote, mes viską išvalėme. Turime gauti daugiau maistą. Nėra šansų, kad tai būtų vienintelis mūsų patiekalas šį vakarą. Tad judėkime toliau per šias seklumas. Tikėkime, kad rasime ką nors su lanku. Ant manęs visur prilipę jūrinių ežių gabalėlių. Gerai, vyrai, tai jūrinių ežių rutuliukų užkandis. Rutuliukų užkandis? Kapšelis. Kodėl aš vis kartoju kapšelis? Tai juk jūrinių ežių lytinės liaukos, žmogau. Jie tiesiog visiškai užkūrė mano skonio receptorius. Pradedu labai norėti valgyti. Turime rasti daugiau maisto, žmogau. Akivaizdu, kad kuprinėje turime tas dumblo midijas, bet jų vakarieniai tikrai neužteks. Nėra nieko panašaus, kaip būti šiuose mangrovių miškuose, su lanku ir strėlėmis. Tik aš ir jūs, vaikinai, tyrinėjame. Bet čia, vaikinai, atrodo tikrai puikiai vieta ieškoti maisto. Turėtume pradėti judėti giliau į purvo krabų teritoriją. Matote, čia mažiau vandens, o tai reiškia, kad purvo krabai tikiuosi rasime vieną, kuris įstrigę sausumoje. Galbūt net žuvį ar aštuonkojį, įstrigusi viename iš šių potvinių balų. Gerai, čia puikiai purvo krabų vieta. Eikime toliau. Pažiūrėk, čia yra purvo krabo urvas. Gali matyti visas atbrailas. Ne, ten apačioj nieko nėra. O dieve, vaikinai. Jūs nepatikėsite, kas čia viršuje. Man atrodo, ką tik pamačiau tikrą monstrą. Gerai, padėsiu tai čia. Aš padėsiu lanką ir strėlę. Tikriausiai mums jų nereikia. Mums nereikia lanko ir strėlės. Pažiūrėk jį čia. Ar matai tai? Pažiūrėk į šitą monstrišką purvo krabą, žmogau. Jis tiesiog sėdi šiame vandens telkinyje. Matai, kaip atoslūgis nuslūgo. Pažiūrėk į jo žnyplės, žmogau. Jis yra karalius šitas vaikinas. Pažiūrėk į jį. O dieve mano. Tikriausiai galėčiau šį vyruką nušauti lanku ir strėle, bet tai nebūtų sąžininga kova. Taigi ką mes darome? Imsim jį plikomis rankomis. Pažiūrėk į jį, žmogau. Jis tikras monstras. Pažiūrėk, koks jis įsiūtęs. O dieve mano. Tai didelis patinas, žmogau. Gerai. Pirmin, bičiulė. Pirmin. Jis tikras monstras. O, pažiūrėk į jį. Va ten. O, pažiūrėk į jį. Jis dabar toks įsiaudrinęs. Pažiūrėk į jį. Gerai, einu jo griebti. Gerai, pagavau jį. Pagavau jį. O, dieve mano. Pažiūrėk į tą milžinišką krabą. O, dieve, pažiūrėk į jo žnyplės. Jis toks stiprus. Jis dabar toks stiprus. O, dieve mano. Pažiūrėk į jį, žmogau. Jis tikras monstras. Ką? Argi jis to nepadaro, mažutė? Wow. Pažiūrėk į šitą tikrą monstrą čia. Tai, ką mes vadiname tikru patinu. Purvinio krabo patinu. Šis gyvūlas čia turi antrą pagal aukštį testosterono lygį gyvūnų karalystėje. Vienu žemiau už bulių. Ir šie padarai, jų paravimosi būdas,
iš tikrųjų yra neįtikėtinas. Jie naudoja šias milžiniškas žnyplės ir įsikimba į patelę. Taigi šie vaikinai iš esmės pasirenka, ką tik nori. Ir taip, patelė neturi jokių pasirinkimų. Taigi šie vaikinai yra tikrieji džiunglių karaliai arba mangrovių karaliai. Bet štai tą mes tikrai valgysime. Šitas padaras turi sverti kokius 2 kg, žmogau. Jis tikras monstras. Pažiūrėk į jį ten. Ir jis labai stiprus. Taigi mes jį užmigdysime pačiu humaniškiausiu būdu. Ir mes mesime šitą padarą ant laužo kartu su visais kitais dalykais, kuriuos surinkome. Šie vėžiagyviai iš tikrųjų labai skiriasi nuo visų kitų gyvūnų. Jų centrinė nervų sistema iš tikrųjų yra čia, jų kūne. Taigi, aš tiesiog paimsiu savo strėlę čia ir vienu smūgiu perversiu jo kūną. Ir tai jį akimirksniu nužudys. Taigi, perversiu tiesiai taip, kaip matote. Matote vieną smaigalį ir jis visiškai negyvas. Po to jis nebejaus jokio skausmo. Ir jis jau paruoštas keliauti tiesiai virš ugnies, bičiuli. Aš nekantrauju. Gerai, padėkime jį virš ugnies. Atrodo, čia puikiai vieta krabui. Turime čia pat šią medžio kelmą. Manau, sustojame čia, ar ne? Padėkime įrangą čia. Padėsime krabą ant koralų štai ten. Gerai, radome šią nuostabią mažą paplūdimio vietą, vaikinai. Ir čia mes gaminsime šitą tikrą monstrą. Ir dar turime šių dumblo midijų čia. Jos irgi puikios. Taigi, manau, kad užkursime laužą šiame paplūdimyje dabar. Aš tiesiog užmesiu šitą daiktą ant žarijų, taip kaip ir reikia daryti. Ir mes šį vakarą vakarienį juo vaišinsimės. Čia tikras puotas, žmogau. Gerai, eikime ieškoti skiedrų. Surinksime čia visą krūvą šių skiedrų. Matai šituos kietuolius? Šitie užsidegs akimirksniu, žmogau. Štai čia yra labai lengva medžiaga, kurią galime dėti tiesiai ant ugnies. Beveik užkliuvau. Bet parsinešime tai atgal ir pradėsime ją kepti. Einam. Au. Tiesiog labai stipriai užsigavau kojos pirštą. Gerai. Viskas gerai. Viskas gerai. Gerai. Čia daug dreifuojančios medienos, kurią galime surinkti. Taigi, aš surinksiu visą šią dreifuojančią medieną. Kol jį sausa, turėtume galėti ją panaudoti maistui gaminti. Štai taip. Pažiūrėk į visą tai. Tobula. Gerai, čia užkursime laužavietę. Surinkime keletą šių akmenų. Gerai, vaikinai, ką tik surinkau daug lengvų skiedrų čia, pastatėu šią mažą laužavietę ir visus mūsų malkas sudėjau čia, pasiruošęs užkurti ugnį. Bet aš ją uždegsiu čia su šiuo plienu ir titnagu. Laikas kepti šį krabą, žmogau, nes dabar esu visiškai išalkęs. Pradėkime. Štai ir viskas. Štai ir viskas. Gerai, pradėsime. Gerai, viskas jau verda. Viskas jau verda, mažutė. Ho, 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 ho. Taip. Gerai, matote, kad turime ugnį. Ji dabar tikrai gerai dega. Parašykite komentaruose dega, nes tuoj dėsim šį krabą. Ir leiskite jums pasakyti, draugai, dabar galėčiau suvalgyti net žemai skrendančios anties užpakalį. Kaip matėte šiandien, mangrovėse gali būti viena iš atšiauriausių ir labiausiai apleistų vietovių žemėje. Bet jei žinote, kur ieškoti, maisto galite rasti beveik visur. Šiandien turbūt radome 3 ar 4 skirtingus dalykus, kuriuos galėjome suvalgyti. Bet mums pavyko pagauti šios mangrovių sistemos karalių – milžinišką purvo krabą. Taip pat pakeliui užkandome dar keletą kitų dalykų. Dabar tiesiog mėgaujuosi viskuo, kas vyksta. Man tai patinka. Ir tikiuosi, kad rodydamas jums visą mangrovių sistemą, jūs galėsite kažko išmokti. Ir jei kada nors atsidursite ten arba pateksite į mangrovės ir norėsite padaryti įspūdį moteriai ar kažką panašaus, bent jau žinosite keletą triukų. Kaip matote, dabar turiu gerą žarijų pagrindą. Daug liepsnos nėra. Pasimsiu mūsų milžinišką purvinį krabą ir tiesiog uždėsiu ją tiesiai ant žarijų. Pažiūrėk į šitą daiktą, žmogau. Net netelpa ant ugnies. Ji tokia didelė. Matote, kaip pradeda keisti spalvą į ryškiai oranžinę. Ir tada žinai, kad ji pradeda kepti. O, taip, tai bus epinis dalykas. Dabar kas vyksta, tai krabas kepa savo kiautę. Ir tai beveik kaip orkaitė. Visos sultys ir visa kita lieka viduje. Visa tai tiesiog ištekės ir iškeps viduje. Ir matai, kaip ten pradeda ryškiai oranžinė spalva dažytis. O, jinai karšta.
Taip pat pasirūpinsime sebamolio raumenimis. Gerai, mūsų purvo krabas jau beveik paruoštas. Tiesiog greitai ją apversiu. Matai, jį tampa ryškiai raudona, žmogau. Gerai, dar kelias minutės palaikysime ją šioje pusėje ir tada ji bus beveik paruošta valgymui. Na ką, mažutė, atėjo tas momentas. Saulė leidžiasi už horizonto. Ir pažiūrėk į šitą tikrą monstrą, kurį čia turime. Ir žinai, ką mes darome? Iškart imamės šios didžiulės krabo žnyplės, taigi paimkime akmenį, nuvalykime ją ir atidarykime. Pažiūrėk ten, turime nuostabę krabo žnyplę, bičiuli. Mes jį tuoj pat suvalgysime. O, dieve mano, purvo krabas. Tai turi būti vienas geriausių maisto produktų žemėje. Rimtai, jei nesivalgęs purvo krabo, tau būtina paragauti. Tai tiesiog geriau nei paties Dievo krūties pienas. Tai taip skanu, toks saldus, toks švelnus. Keptas ant laužo su tomis saulėlydžio nuotaikomis. Tiesą sakant, tai beveik neprilygstama. Tai tikrai taip gerai. Gerai, kita kategorija. Mano mėgstamiausias susitikimas su gyvūnu. Jūs žinote, mes per metus atrandame tiek daug laukinių dalykų, taigi šis tikrai turi būti ypatingas. O šis gyvūnas, žmogau, paprastai jie nori tave suplėšyti į gabalus. Bet dėl kažkokios nežinomos priežasties šis mane pamilo. Nežinau, ar ji, ar jis man jautė simpatiją, ar kas ten buvo, bet jis leido man prieiti arčiau ir jį šiek tiek paglostyti. Aš paleisiu šį įrašą, kad jūs tiksliai pamatytumėte, kas įvyko. Einam, bičiuliai. Šš. O, dievi mano. Turime vandens pistoletą, vyrai. Pažiūrėkite į tai. Pam, 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 pam! Paprastai tie unguriai nori tau nukasti ranką. Nežinau, kas čia vyko. Jų buvo 2. Atrodė, lyg jie poruotųsi toje skylėje. Ir man pavyko nusileisti žemyn ir paglostyti jį plikomis rankomis. Tai buvo vienas beprotiškiausių dalykų, kuriuos esu daręs gyvenime. Mano pirštams tai atrodė labai keista. Bet tarkime, tai yra vienas susidūrimas su gyvūnu, kurio niekada nepamiršiu visą likusį gyvenimą. Ir šis tikrai nusipelno prizo. Gerai, kita kategorija. Netikėčiausias įvykių posūkis. Šitas vaikinai buvo visiškai beprotiškas. Aš iš tikrųjų tyrinėjau potvynio baseinus, kai sutikau vieną gyvūną. Ir pagalvojau, ką po velnių šis padaras čia veikia. Jo čia neturėtų būti. Ir tada pagalvojau, kad galėčiau jį pagauti. Bet, sakykim taip, viskas nuėjo šuniui ant uodegos. Parodysiu jums šitą, pamatysite tiksliai, kas nutiko. Tai buvo tikrai beprotiška, vyrai. Ir sakykim taip, aš vis dar turiu randų, kurie tiksliai parodo, kas nutiko. Kartais aš būnu idiotas. Pradėkime. Štai, potvynis slūgsta. Ir kas nutiks? Liks potvynio baseinai, vandens telkiniai. Ir visi gyvūnai įstriks tuose vandens telkiniuose. Iš ten tikiuosi galėsime rasti kokią nors maisto plikomis rankomis. Einame medžioti, bičiulė. Turime gauti maistą plikomis rankomis. Nėra jokio šanso, kad šį vakar liksiu alkanas. To nebus. Einam. Matote, čia visi potvynio baseinai. Čia yra visi šie vandens telkiniai. Ir mes tikimės, kad kuriame nors iš jų bus įstrigęs gyvūnas. Pakelt šitą. Atrodo, kad čia nieko nėra. Gerai, judėkime toliau. Manau, radome maisto, vyrai. Pažiūrėkite į tai. Tiesiog nuimkime jį nuo šio akmens. Nenoriu, kad šis blogiukas mane įgeltų. Turime jūrų ežį. Iš tikrųjų, galime suvalgyti šį blogiuką. Greitai jį atidarysiu. Štai vaikinai, jūrų ežių viduje yra jų lytinės liaukos.
tai ta oranžinė masė. Sveikinimai visiems naujiečiams Zelandijoje. Žinau, kaip jums tai patinka. Paragaukime. Tai beveik kaip kremas, šiek tiek sūrų. Tai labai unikalus skonis, bet man iš tikrųjų visai patinka. Taigi, tai bus geras užkandis. Bet pažiūrėkime, ar galime rasti kažką sotesnio šiuose seklumuose. Čia tikrai turi būti kažko gero. Einam toliau. O dieve, vaikinai. Ką tik pastebėjau milžinišką žuvį šiuose potvinio balose. Nežinau tiksliai kas tai, bet jį čia pat. Jie artėja prie manęs čia pat. Jis ten pat. Aš eisiu į šią jo pusę. Jis tiesiog plaukia, žmogau. Jis tiesiog plaukia po to akmenį ten. Ką mums reikia padaryti, tai kažkaip jį nustumti šią kryptimi ir nukreipti ten aukštyn. Jis čia pat. Jis čia pat. O dieve, mato tai? Jūs galite jį matyti, jis ką tik išlindo. Bandysiu jį nustumti šią kryptimi. Mes galime jį nustumti į seklumą ir galėsime jį pagauti rankomis. O, jis artėja prie manęs. Jis artėja prie manęs. Jis artėja prie manęs. Štai ir viskas. Štai ir viskas. O, jis ką tik mane užkabino. Pažiūrėkite į tai, vaikinai. Jis mane stipriai įpjovė. Tai nėra gerai. Pažiūrėkit čia, vaikinai. Jis visiškai sudraskė mano rankas. Čia rimtų pjūlių. Tikrai reikės siūlių. Bet tuo pasirūpinsim kitą kartą. Dabar mes šitaip šio iššūkio nebaigsim. Mes keršysim. Atgausim tai, ką praradom. O tai yra kraujas. Aš tiksliai žinau, kur tie visi žuvys laikosi, vaikinai. Bet mums reikia panaudoti slaptus ginklus. Einam. Turiu idėją. Rankos visiškai sudraskytos. Todėl pasitelkiau visų vietinių vaikinų pagalbą, kad galėtume atkeršyti. Kur mums reikia eiti? Man reikia atkeršyti toms žuvims. Manau, kad ten jų daug. Ten jų daug. Gerai. Mes keliaujame į šią salą čia. Turime povandeninį šautuvą čia pat. Taigi, bent jau galime pabandyti ką nors pagauti. Taip, tai turėjo būti rankų iššūkis, bet kaip matote, mano rankos visiškai sudraskytos. Turime Džio, tikrą legendą. Galbūt jį prisimenate. Jis man padėjo su visais mano iššūkiais čia Indonezijoje. Turime dar kelis vaikinus čia gale. Koks tavo vardas? Erikas? Erikas. Čia turime Eriką. Koks tavo vardas? Agunas. Agunas. Taip. Gerai, Agunai, Erikai ir Džio. Veiksmų planas. Jei pagausime žuvies, surengsime tikrą puotą vienoje iš šių salų per saulėlydį. Nemeluosiu jums, vaikinai. Šiuo metu gyvenime dar niekada taip stipriai nenorėjau nužudyti žuvies. Ji mane tiesioginė prasme suplėšė. Taigi, matote šitą žaizdą čia? Tai nuo tos pačios žuvies, kuri mane sužeidė. Taigi, atėjo keršto metas? Taip, kerštas. Mes abu turime jam atkeršyti, vaikinai. Tai yra sala, į kurią dabar plaukiame. Ten yra ta žuvis, kuriai turime atkeršyti, bičiuli. Dabar tai asmeniška. Einam. O dieve mano. Kaip gražu. Taip gerai, žmogau. O, tai rojus. Gerai, vyrai, dabar ruošiamės. Matote, sala yra už manęs. Pasirodo, čia labai gera vieta žvejoti. Iš tikrųjų, gerbsiu šio iššūkio taisyklės ir naudosiu tik plikas rankas. Nedėvime jokių pirštinių ar nieko panašaus. Tikriausiai ten reikėtų siūlių, bet žinote, kaip būna. Šoksime į vandenį ir pažiūrėsime, ar kraujas priviliojo ryklius, ką vyrai? Tu nemoki plaukti, ar ne? Aš nemoku. Džia nemoka plaukti, todėl aš lipsiu į vandenį. Atnešiu tau žuvies, gerai? Nėra už ką. Einam.
Štai ir viskas, vaikinai. Šitas brangus. Brangusis. Ar jis geras? Gerai, būk atsargus. Tegul vaikinai tuo pasirūpina. Štai ir viskas. Būk atsargus, nenori atsidurti tokioje padėtyje kaip aš. Gerai, ką tik nusileidome atgal saloje. Visos žuvys, kurias čia sugavome su žeberklu, nori jas perduoti? O, pažiūrėk ten, pažiūrėk kokios spalvos ta žuvis. Kaip jūs vadinate ją savo šalyje? Kau. Gerai, ir pažiūrėk į tą tikrą monstrą ten. Gerai, štai mūsų maistas, vaikinai. Jie tiesiog pritvirtins valtį gale ir manau visi mes ruošimės vakarieniai saulėlydžio metu. Pažiūrėkite į tai. Turime vieną monstrą štai čia ir dar vieną čia pat. Kaip manai, čia liksim iki saulėlydžio? Taip. Kažtes. Mes atkeršijom ir mes jums parodysim, kur ir kaip šitas daiktas mane supjaustė, kai tik pradėsim jį valyti. Bet mes atkeršijom. Galbūt ne aukštas penketas, galbūt kumštis, nes šitas daiktas vis dar karštas. Džija, čia pat. O vaikinai parodys man, kaip jūsų šalyje gamina žuvį, ar ne? Taip. Gerai, jie man parodys. Jie turi keletą slaptų ingredientų, ar ne? Slaptas. Gerai, laikykite kumščius, vaikinai. Bandome kažką, ko dar niekada nesame ragavę. Svarbiausia, kad tik nesusirgčiau, nes šiandien jau ir taip blogai jaučiuosi. Čia turime 2 savo žuvis. O būtent ši mane šį rytą ir įpjodė. Matote ją čia, vaikinai. Tai vadinamoji chirurginė žuvis. Jos tiesioginė prasme turi 2 ašmenis ant uodegos galo štai čia ir būtent tai gali tada perpjauti. Jie kaip atvirkštiniai ašmenys. Kaip matėte, mane sužeidė tik viena iš šių mažų žuvų, taigi man labai pasisekė, kad, žinote, turbūt prireikė tik kelių siūlių tom žaizdoms užsiūti. Bet štai ši čia gali padaryti rimtos žalos. Au. 2 ašmenys. Gerai, taigi, galite matyti, kad čia yra tie 2 ašmenys. Tiesiog kaip strėlių antgaliai. Pažiūrėkite į tai. Tai iš tikrųjų beprotiška, žmogau. Vienas čia. Jie iš tikrųjų yra žolėdžiai šios žuvys. Ei, taigi jie nevalgo mėsos, jie valgo žoles. O, beveik aptaškė tave, Džo. Nemeluos. Niekada nebuvau taip susijaudinęs valgyti žuvį, kaip dabar. Tai yra kerštas. Ši žuvis tiesiog bus ypatingai saldi. Gerai, Džo tiesiog ištraukia visus šios žuvies vidurius čia. Matote visą šią žalią masę, kuri iš jos išeina. Akivaizdu, kad tai, ką jį valgė. Taigi, daug dumblių ir panašių dalykų. Taip. Tai bus laužai ar stalai? Kurį? Šitas. Ugnį. Ugniai. Gerai, aš to niekada anksčiau nedariau. Iškask duobę ir užkurk ugnį jos viduje. Gerai, vyrai, čia paplūdimyje tiesiog pilna jūros išmestos medienos. Pažiūrėkite į tai. Taigi visi vaikinai, iš esmės jie tiesiog renka visą jūros išmestą medieną ir meta ją į duobę. Neturiu jokio supratimo, ką jie dabar daro, bet viskas vyksta. Ir tarkime, mes valgome tą žuvį, kuri mane gerokai supjaustė šį rytą. Taigi dabar esu visiškai susijaudinęs. Aš jums sąžiningai pasakysiu, ar jis skani. Bet žiūrėkit, ji vis tiek bus skani, žmogau. Tiesiog užmušti šitą padarą po to, kai jis mane šį rytą gerokai aptalžė. O, kaip gera, jis kepa. Jis kepa. Jis kepa. Jis kepa, mažutė. Parašykite komentaruose, jis kepa dabar, bičiuliai. Pažiūrėkite į šią ugnį. Jis kepa. Leiskite jam kepti. Leiskite jam kepti.
Aš niekada gyvenime to nemačiau, bet jie ką tik iškasė šią didelę laužo duodę. Apačioje turime didžiulę ugnį. Pažiūrėk į mūsų virėją dabar, mažute. Baskerai. Jis kepa. Štai dėl ko mes gyvename, vyrai. Dieną pradėjome kaip solo misija. Mane visiškai perpjovė. Mes paprašėme vietinių pagalbos. Ir šiandien jūs mane įvedėte į ritmą. Taip, aš tas alkanasis. Taip, alkanasis. Mes atsirevanšavome žuviai, vyrai. Tai svarbiausia. Vaikinai iš esmės pagamino šiuos pagaliukus, ant kurių dėsime žuvį. Dabar laukiame, kol ši ugnis sudegs. Norime, kad susidarytų gera žarijų bazė. Ar ne, vaikinai? Taip. Tai. Ir tada iškart užkabinsime žuvį. Štai čia. Tai kerštas, vaikinai. Štai čia yra kerštas. Tikiuosi, kad ši žuvis jaučia, kas jai dabar vyksta aname pasaulyje. Kai jis mane įpjovė, galbūt jis vėl tai pajus. Taip. Ši žuvis mus persekios visą likusį gyvenimą. Pažiūrėk, kaip jis gamina. Leisk jam gaminti, žmogau. Leisk jam gaminti. Štai ten. Tai yra mūsų maistas, žmogau. Iš esmės palikome visas žvinus ir viską ant žuvies. Taigi tiesiog padėjome ją tiesiai ant ugnies. Tie žvinai, tikiuosi, apsaugos tą gražią baltą mėsą, kuri yra po jais. Bet jūs galite matyti vaikinus. Jie iš tikrųjų dabar tiesiog suka ją tarsi ant iešmo, tai kaip rotyserė. Tai taip kieta, ypač su ta skyle šioje raste, tai tiesiog tobula. Pažiūrėk į šią skylę raste. Gerai, dabar galite matyti, kad vaikinai ką tik apvertė žuvį ir pažiūrėkite į tą mėsą ten. Ką tu darai? Aš ieškau kažko panašaus į tai. Tu ieškai kriauklės. Kas čia? Ar tai tavo džiunglių sultims? Taip. Gerai, čia yra slaptas ingredientas, kurį tu įdėsi. Taigi, kaip techninis pasiūlymas, lazdelė. Gerai, mums reikia kriauklės. Gerai, einam. Einam pasivaikščioti paplūdimiu, pažiūrėkim, ar rasim kriauklę. Čia tiesiog kaip kapinės, visokių dalykų, kuriuos išmeta jūra, vaikinai. Taigi, radom. Slaptų dalykų. Gerai, čia įpilsi savo džiunglių sulčių. Taip. Gerai, džiunglių sultis bus pilamas į šitą. Gerai, puiku. Pažiūrėkite tai dabar. Ši žuvis, pasirodo, yra viena iš riebiausių žuvų vandenyne. Matosi, kad ji tiesiog varva nuo skysčio. Tai kaip manai, ar ši gera? Taip, tikrai gera. Tikrai gera. Gerai. Šios stebuklingos sultys. Ar tai stebuklingos sultys? Gerai. Mano močiutė taip daro. Tavo močiutė taip daro. Gerai. Taigi šį kartą tiesiog sukiek ją aplink. Tada viską sumaišome kartu, tada patieksime, o tu paragausi. Ar tai bus skanu? Tikrai skanu. Tikrai skanu. Gerai. Ar tai močiutės receptas? Močiutės receptas. Ji baigia. Gerai. Čia yra mūsų serviravimo lėkštė. Tai vaikinai. O dieve mano. Stebuklingasis. Stebuklingasis sultys. Šiandien turėjome tikrai epinę dieną ir labai ačiū vietiniams vaikinams. Jie pakvietė mane į šią nuostabią puotą, kurią dabar mėgausimės. Turime tą stebuklingą sultį čia pat. Ir turime 2 žuvis čia. Tai manau, vaikinai, paragaukime kiekvienos ir pažiūrėkime, kuri mums labiausiai patinka. Gerai. O tada pabandysime stebuklingą sultį. Man atrodo, kad pirmiausia bandėme šitą, kuri manęs visiškai nesupjaustė šį rytą. Jūs galite matyti čia pat. Pažiūrėkite į tą mėsą. Kokį balą jūs duosite iš 10? Manau, 8. Aš duosiu 8,5. 8? Gerai. 8,5. 9. Ką? 9? 9. Gerai, viskas tvarkoje. Su šituo. Turime šitą čia. Paragausime jo vieną, o tada pabandysime su padažu. Pažiūrėkite tą mėsos gabalą. Šitas bus ypač saldus, nes ryte mane visiškai pažadino. Gerai, paragaukime. Į sveikatą, vyrai. 9,5. 9,5. 9,5. 10. 10. 10. Jis duoda 10, vaikinai. 10. 10,5. Turime 20 ir 2 9,5. Gerai, pabandykime su Jungle Juice. Jungle Juice. Tas Jungle Juice. Gerai, į sveikatą, vaikinai. Tai beprotiška. Tai labai keista. Tai tarsi aštru. Tai buvo beprotiškas laikas su visais vietiniais. Ir aš tiesiog noriu labai padėkoti. Duodu tam 10 iš 10.
Tai buvo epinė nuotykių kelionė. Gerai, mano kita mėgstamiausia kategorija turi būti mėgstamiausia vieta, kurioje stovyklavau per visus metus. Ir vaikinai, jų buvo tiek daug beprotiškų. Mes buvome paplūdimiuose, mes buvome mangrovėse, mes buvome miškuose. Mes tiek daug visko išbandėme. Bet yra tik viena vieta, kuri tikrai buvo verta prizo ir privertė mane susimastyti. Ką aš čia veikiu? Taigi, ši vieta tikrai nusipelno prizo 100%. Aš ją pasirinksiu ir pamatysite ir pagalvosite. Veidai, ką po velnių tu ten veikiai. Gerai, pereikime prie šios vietos. Pasiruoškime artėjančiai nakčiai. Tai bus tikrai pašėlusi naktis. Gerai, štai taip, viskas pasikeičia ir uždėk veržlę. Gerai. Prisekime. Gerai, atėjo tas momentas. Matote, čia turime savo hamaką. Laikas eiti miegoti, mažutė. O, tai nerealu, žmogau, pažiūrėkite į tai dabar, vaikinai. Mes tiesiog plūduriuojame hamake ant plūduriuojančios plausto, pagaminto iš bambuko. Ir tai yra mūsų lova šiai nakčiai, mažutė. O, dieve mano, pažiūrėkite tai. Kaip vaizdas popietė iš čia. Matote, ten dabar pilna lietaus, mes siūbuojame kaip niekada anksčiau, bet čia taip patogu. Tai būtent tai, ko man reikėjo. Pažiūrėkite į tai dabar. Tai turbūt viena geriausių vakarienių su vaizdu, kokią gali gauti. Mažutė. Turime savo žuvį ir turime savo vaizdą. Dabar aš tiesiog žiūriu į lietaus sieną, kuri artėja link manęs. Dabar tai nėra gerai. Pažiūrėkite tai. Tai visas lietus. Tuoj mūsų užpils kaip reikiant, tai tikrai. Taigi oras smarkiai keičiasi, šie debesys atėjo ir esu beveik tikras, kad tuoj lis. Taigi kapitonas ir aš nusprendėme baigti. Čia mums darosi per daug pavojinga. Mes eisime pasimti veido paskutinio daikto ir tada plauksime į krantą, kad paliktume jį čia nakčiai. Vaikinai ateina, nežinau, kas čia vyksta. Tikrai dar nelaikas man atiduoti kitą daiktą, taigi nežinau, kas vyksta. Pažiūrėkime, ką jie pasakys. Ei, kas vyksta? Kapitonas ir aš manome, kad geriausia būtų dabar grįžti į krantą. Taigi turėsime paimti iš tavęs paskutinį daiktą. O ne, kapitonas ir Joelis, kurie buvo mano pagalbinė komanda, grįžta anksčiau. Nes akivaizdu, pažiūrėkite į šį orą dabar. Nėra jokios galimybės, kad pasimtum hamaką, kad galėtum turėti prieskonių ir padažų žuviai. Atiduosime jam atgal tuos prakeiktus prieskonius. Atiduok tai. Eik iš čia, bičiuli. Štai ir viskas, vyrai. Vienintelis dalykas, kuris mums liko, yra mūsų hamakas čia. Ir mums liko daugiau nei 12 valandų. Vaikinai išeina. Gerai, pasimatysim rytoj ryte. Jie jau išėjo. Kai jau atrodė, kad sąlygos negali būti blogesnės, vyrai, vaikinai, jie mane palieka. Ir pažiūrėkite tai. Tiesioginė prasme artėja lietus. Jūs esate vieninteliai, dėl kurių dar laikausi. Pažiūrėkit, kaip stipriai dabar siūbuojam. Rytoj ryte, kai atsibusiu, tikrai jausiuosi apsvaigęs, broli. Tai priverčia dar labiau vertinti kiekvieną dalyką gyvenime. Kaip kava, skanus šiltas maistas ar gera lova, į kurią gali grįžti namo. Nes kai esi čia, veikiamas visų gamtos stichijų, gali pasidaryti tikrai sunku. Tai tikrai. Atrodo, kad galbūt viskas bus gerai. Atrodo, kad dangus šiek tiek prasidiedrina. Wow, tai iš tikrųjų taip gražu. Net neįtikėtina. Dievas sustabdė lietų ir padovanojo man nerealų saulėlydį. O, Dieve. Pažiūrėkite, kokia beprotybė vyksta dabar. Saulėlydis tiesiog nuostabus. Wow, wow, wow. Dabar esu visiškai sužavėtas. Geriau jau nebūna. Taip, štai šis paukštis, vyrai. Jis prisijungia prie manęs. Pažiūrėkite į jį. Jis praleis naktį čia su manimi. Taip, čia tik aš ir jis. Aš ir paukščiai. Pleido pritraukia paukščius, bičiuliai. Kodėl aš toks keistuolis? Na ką, tai paskutinė šviesa. Matote, beveik nieko nebeliko. Vis dar esu sužavėtas. Nemeluosiu. Tiesiog, tas saulėlydis buvo neįtikėtinas. Jei per naktį nutiks kas nors beprotiško, pranešiu jums. Kitaip, pasimatysime rytoj ryte. Kas vyksta, vyrai? Spėju dabar turbūt kokią 7 ar 8 vakarą. Tiesiog plaukiu, matote patys. Man labai sunku užmigti dėl to, kaip stipriai mus siūbuoja. Pažiūrėkite, mes tiesiog linguojame į šonus. Tikiuosi, kad greitai pavyks užmigti. Gal šiek tiek pamiegosiu. Gerai, vyrai. Dabar turbūt jau apie 12 valandą nakties. Matote, kaip stipriai mus siūbuoja. Nelabai pavyksta įsimiegoti dėl to, kaip stipriai mus judina. Bet tikiuosi bent kelias valandas pamiegoti iki ryto. O tada iš mūsų bus atimti paskutiniai daiktai. Ir turėsime užbaigti šį iššūkį. Susitiksime rytoj anksti ryte. Gerai, dabar yra maždaug 4:30 ryto. Vadai ateiname pasimti paskutinio daikto. Atimame iš tavęs hamaką. Vargšas žmogus. Jaučiuosi lyg vogčiau iš benamio. Saulė jau patekėjo. Galiu matyti veido gelbėjimosi plaustą visai priekyje. Jo dar nematau.
Bet tikriausiai jis dabar tiesiog užmigęs. Labas rytas jums visiems. Žmogau, mane siubuoja kaip niekad. Matote, vėjas dabar labai sustiprėjo. Pažiūrėkite į tai. Hamakas, žmogau. Tai tiesiog erzina. Tai buvo ilga naktis, tikrai. Bet pažiūrėkite į tai. Saulė jau kyla virš horizonto. Žmogau, dar niekada nebuvau taip laimingas pamatęs saulę. Gerai, vaikinai, ateina pasimti paskutinio daikto – hamako. Jį galite matyti tolumoje. Įdomu, ar jie galvoja, kad aš miręs ar kažkas panašaus. Mojuoju jiems, jie artėja. O dieve mano, štai kiek mes siubuojame, vaikinai. Dabar tiesioginė prasme eina 3-4 pėdų bangos. Vaikinai, mes beveik baigėme valyti šią žuvį ir noriu papasakoti apie beprotiškiausią akimirką, kuri, manau, nutiko 2024 metais. Ši buvo visiškai beprotiška, net nežinojau, ko tikėtis. Aš tiesiog netekau žado, kai visa tai vyko priešais mane. Tiesiog paleisiu įrašą ir jūs patys pamatysite. Einam tiesiai prie reikalo, bičiuliai. Saulė leidžiantis už horizonto, nesėkminga medžioklė mus persekėjo, kol staiga viskas pasikeitė. Kas per velnės? Palauk. Ei. Aš žinau, kad tai vyksta. Kas po velnių, broli? Kas vyksta, žmogau? Kas vyksta? Ką? Jie tiesiog yra ten, miške. Eikime. Gerai, palaikyk tai. Palaikyk, palauk. Kur jie? Jie išėjo? Taip, tiesiog ten apačioj. Prie vandens. Nežinau, ten duotis greitai šaukia. Kas ten po velnių vyksta? Nežinau. Žmogau, jie tikriausiai yra anapus upės. Koks velnės? Kaip manai, kas tai yra? Nežinau, žmogau. Manau, gal jie ką nors vejasi ar panašiai. Manau, turėtume nusileisti. Eikime žemyn. Mes bandome užmigti. Ir ką tik išgirdome milžinišką sambrūzdį. Ir mus ką tik pažadina. Pasirodo, per stovyklavietę praėjo laukinis šermas. Taigi vaikinai tiesiog griedė savo ietis ir pradėjo jį vytis. Taigi ten ir einame. Mes iš tikrųjų dabar einame per upę, nes vaikinai perbėgo per šią upę, besivydami tą laukinį šerną, žmogau. Dabar tiesiog nakties vidurys džiunglėse. O dieve, vaikinai. Kas čia? Taip, štai čia. Ko tik praėjo per stovyklavietę? Pažiūrėkite. Vaikinai, čia yra elnias. Tu juokauji. Gerai, padėk tai. Ar tu tai nušodai? Taip. Jis nušovė jį lanku ir strėle. Kaip matote, štai čia. Ar šituo jis jį sumedžiojo? Taip, šitas sulūžęs. Gerai. Sulūžęs. Dabar skrandyje. Arba elnio skrandyje. Nes tai iki čia yra nuodas. O, gerai, nuodas. Taip. Gerai padirbėta, vaikinai. Gerai padirbėta. Matote, jie įsmeigė strėlę tiesiai, spėju į šio elnio pilvą. Ir matote, kad jie jį pribaigė. Aš tiesiog noriu, kad jūs išliktumėte atviri. Šitaip šie vyrai čia išgyvena. Tai tiesiog jų gyvenimo būdas. Čia nėra jokių maisto parduotuvių. Nėra kito būdo, tik patiems pasigauti maisto. Taigi mes stebėsime, kaip jie tai ruošia ir valo dabar. Gerai, vyrai, ką jie daro dabar? Jie perpjauna šio gyvūno pilvą ir išima visus vidurius. Ir tai daroma tam, kad mėsa išliktų. Nes jei jie to nepadarys, ji nesilaikys iki ryto. Jūs galite matyti čia. Tai yra strėlės antgalis iš lanko ir strėlės, kuris išėjo iš pilvo. Dabar jūs galvotumėte, kad čia turėtų smirdėti, bet iš tikrųjų jokio kvapo nėra. Viskas taip šviežia. Gyvūnas buvo nužudytas vos prieš 2 minutes. Taigi, nuo jos visiškai nesklinda jokio kvapo. Matote, čia yra ta vieta, kur įsmigo strėlė. Ir jūs galite matyti. Strėlės galbūt yra būtent ten. Vaikinai, štai ką gauni gyvendamas čia, su čiabuvių gentimis, žmogau. Prieš kokias 20 minučių miegojame, mus pažadino visiškas chaosas. Ir dabar aš nešu elnę per mišką, viduryje niekur, kad užkurčiau laužą ir uždėčiau šitą daiktą ant jo. Tokios patirties niekur kitur pasaulyje negausi. Tai beprotiška, žmogau. Pakelk, aukštyn. Aš beveik aš užmiegu. Ir tada, pirmin, paimk tai. Gerai, jūs matote, kad dabar ant iešmo turime šį džiunglių elnę.
Jie užkuria didžiulę ugnį. Ir tai iš esmės tam, kad nudegintų išorinį odos ar kailio sluoksnį nuo šio gyvūno, kad galėtų jį paruošti ir rytoj valgyti. Gerai, jūs matote, kad dabar aš rūpinuosi, jog šis elnias liktų kepamas virš ugnies. Šie vietiniai vaikinai uždeda palmių lapus. Kepa, ane broliai, kepa. Tai žmogau, dabar jau kepa. Kepa. Kepu. Kepa. Visi rašykite komentaruose kepa, nes tai taip neįtikėtina. Gerai, jie ką tik paėmė tą gyvūną. Mes jį nunešime atgal į stovyklą. Nežinau, kas čia vyksta. Tiesiog seksiu šiais vietiniais vyrukais. Einam, pažiūrėk į mano koją, žmogau. Visos kruvinos nuo to gyvūno nešimo. Dabar, va čia, jie ką tik aiškino, kad valgo praktiškai tada, kai tik pagauna maisto, nes nežino, kada gaus kitą kartą. Čia matote vietinius vaikinus. Jie tiesiog ruošia visą maistą. Čia jie neturi jokio būdo nieko laikyti šaltai, todėl jie viską supjausto ir deda į šį puodą. Matote, jie čia gamina kažkokią sriubą. Jis nori, kad paragaučiau. Jis nori, kad dabar tai paragaučiau, vaikinai. Matote, čia yra gyvūno kepenys. Taigi noriu paragauti. Ime. Žmogau, tai mane tiesiog priblokšė. Net nežinau, ką dabar pasakyti. Tiesiog valgau elnę, kurį sumedžiojame prieš pusvalandį, kartu su, turbūt, genties medžiotoju iš senų laikų. Na tai. Tai tikrai yra prisiminimas, kurį nusinešiu į kapą. Tai tikrai. Gerai, jūs galite matyti, kad jie turi šį elnę ir ką tik įdėjo jį į šį krepšį. Ir jie ką tik mums pasakė, kad rytoj nuvalys visus likusius kailius ir panašiai. Tada jie virs mėsą. Ir manau, kad rytoj dar valgysime, vaikinai. Taip. Taip. Šitas. Gerai. O, taip. Gerai. Gerai. Jis tiesiog sėdės ten per naktį, vieni vyrai. Jis paruoštas, pasirengęs. Vienas iš beprotiškiausių dalykų, vyrai, yra tai, kad mes iš tikrųjų ėjome medžioti ir nieko negavome. Ir tada mes galų gale sumedžiojome tą kruviną elnę, kai užmigome. Negaliu patikėti, kokia tikimybė, kad taip nutiks dabar. Tai mane stebina. Mes ką tik suvalgėm visas to gyvūno vidurius, vyrai. Ir laikas grįžti į lovą. Bet aš net neįsivaizduoju, kaip po to turėčiau užmigti. Bet tikriausiai po 2 minučių mus pažadins, kad vytumėmės kruviną mangustą keliu arba kokią nors voverę ar beždžionę prakeiktame miške už mūsų. Atnaujinimas. Aš visiškai nemiegu, žmogau. Kaip aš turėčiau užmigti po to, kai ką tik vijamės elnę per mišką su lanku ir strėle 11 valandą vakaro? Aš net nežinau, kas čia dabar vyksta. Ir iš tikrųjų tai buvo vieni geriausių metų mano gyvenime. Nėra geresnio būdo viską užbaigti, kaip suvalgyti šiek tiek sąšimio paplūdimyje. Turime šią nuostabią mahį, ką tik ją išvalėme. Jūs galite matyti, kad praktiškai nepalikome jokios mėsos ant šito gražuolio. Mes tai mesime atgal į vandenyną, tai atiteks visiems krabams ir panašiai. Pažiūrėkite. Šiek tiek žuvies, truputį sojos. Uždėjau šiek tiek, užpyliau per daug sojos, bet tiek to, tiesiog paskandinau ją sojoje. Aha, gerai. Šiek tiek sojos padažo, kitaip tariant pusę buteliuko, ir tada truputį majonezo. Pabandykime nepersistengti. Gerai, štai taip. Matote, truputį majonezo, truputį sojos, paragaukime. Šviežia sašimi paplūdimyje. Geriau nebūna. Tai buvo vieni geriausių metų mano gyvenime. Ir tai nebūtų įmanoma be jūsų, draugai. Labai jūs myliu. Jei jums patiko šis video, parodykite palaikymą, paspauskite patinka ir prenumeruokite. Ir pasimatysime su jumis 2025 draugai. Šehau, o ne! Haha!